sandėliuko apžvalga po pusės metų nuo pastatymo. Tai pats sandėliukas dar vis stovi. Taip, šiuo metu yra kovo mėnesis, tai per tą laiką turėjom visko ir sniego, ir šalčio, ir atlydžių. Tai galiu pasakyti, kad pati konstrukcija atlaikė. Mano paruoštas pagrindas taip pat nesimato jokių iškilnojimų, tai parodysiu. Taip, gal truputėlį trūksta šviesos. Taip, pats sandėliukas tai toks nėra labai man patinkantis, kokybiškas, bet apie tai gal vėliau papasakosiu. Bet savo funkciją atlieka. Daiktus jame galima laikyti drąsiai. Taip, tai pačios grindys, jas yra lygios visur, neiškilnoti. Šonai irgi visur neprasišviečia. Tai kaip ir sakyčiau, savo darbą esu patenkintas. To sumuštinio, kurį aš padariau, tikriausiai užtenka. Aišku, dar gal padarysiu kokią apžvalgėlę ir po dar poros mėnesių, kokį gegužės mėnesį, kai jau visiškai bus išvalas išėjęs. Tada gal matysis daugiau. Bet rezultatas esu patenkintas. Tikriausiai nereikia iškasinėti po 70-60 cm grunto, jį užpilti žvyrų, toliau skalda, įtankinti. Tikriausiai užtenka ir tų nedidelių 20-30 cm. Ir pas mane, kaip matėte, papačia yra tik tai žvyras. Ir jis tiesiog gerai sutankintas ir ant jau viršaus eina plytelė. Taip, pas mane nėra polių, todėl patį sandėliuką tvirtinau prie plytelės ir nenorėjau, kad neįskiltų darant skylės. Tai patį gręžimą dariau čia, toliau nuo plytelės krašto ir negręžiau per patį profilį. Tai, nežinau, tų tokių yra pas mane sutvirtinimų per visą perimetrą nemažai. Buvo ir vėjų ir visko ir kol kas, nežinau, laiko sandėliukas nenuputėjo. Tai irgi, manau, kol kas viskas čia bus tvarkoj. Bet aišku, dar laikas parodys. Taip, apie patį sandėliuką. Tai šitas sandėliukas yra užsakytas Lenkijoje, kam bus įdomu, galėsiu pasakyti, kur tiksliai. Patį sandėliuką pastatė labai greitai, per kokias 20 minučių. Jau atsivežė susuktą skardą ir tiesiog paėmė šitas sienas ir jas susuko tokiais varžtais. Irgi per visas sienas. Pats susukimas, pats darbų atlikimas nėra idealus, o kaip matot, lietvamzdį iš kitos pusės tiesiog pragręžė tokiais super ilgais, čia kaip vadinamais samarėzais. Ir, sakau, šiaip pats darbo atlikimas nėra kokybiškas. Pats skardos pjovimas, suvedimas irgi nėra gražus. Vat matosi, nesuvesti visi galai. Yra kai kur palikti tarpai. Bet savo funkciją atlieka vis dėlto. Ką pastebėjau, kad dar rudenį, kai saulė pašviesdavo arba rytais, kai gruodavo drėgmė, ant šito stogo atsirasdavo kondensaciniai tie lašeliai vadinamieji. Tai nežinau, kol kas jų pas mane buvo nedaug, ant daiktų nevarvėjo, tai kol kas problemos didelės nematau. Bet žiūrėsiu, kaip bus vasara, jeigu pradės varvėti ar vyks dar kažkas blogo su tuom, tai ieškosiu sprendimų. Kaip tai galėčiau išspręsti, kad nešlaptų daiktai. Tai va, pats sandėliukas tai toks, sakau, nėra pats geriausias tikrai, bet naudotis galima.